ir visas pasaulis šiaip iš tikrųjų tikrai laikosi to ankstyvas nukirpimas prieš vėlyvo nukirpimo, nes yra įrodyta, kad vėlyvas nukirpimas, žinoma, vaikučiui duoda daugiau teigiamos naudos, tai reiškia, kad ateityje ir mažakraujysčių rizika yra mažesnė ir ta psichomotorinė raida vaikučiai yra geresnė. Tai kas yra tas ankstyvas ir vėlyvas, tai, vėlgi skiriasi šiek tiek pagal valstybės, bet tai yra maždaug 30-60 sekundžių. Tai yra iki 30 sekundžių, tai vienareikšmiškai bus ankstyvas nukirpimas, vėlyvas nukirpimas, stengiamas išlaikyti, virš 30 arba virš 60 sekundžių. Tai yra minutė, grubiai tariant, apie, ne? Tai šito, jeigu yra laikomasi visose ligoninėse, jeigu nėra kažkokių ekstrinių situacijų, mamos arba vaikučio sveikatai arba gyvybei negresia pavojus, tai nepriklausomai nuo to, ar jūs nusprendėte rinkti virkštelės kamieninės ląsteles, ar jūs jų nerenkate, vis tiek pirmiausia yra laikomasi gerovės mamai ir vaikui ir laikomasi to vėlyvo nukirpimo strategijos. Tai, kaip sakau, tas visiškai neturi jokios įtakos ir sąsajos su sprendimu rinkti arba nerinkti virkštelės kamieninės ląsteles. Tai virkštelės kamieninės ląstelės puikiai gali būti surinkamos ir išlaikius tą virkštelę nupulsuojant ilgiau negu minutę, nes tarp kitko vėlgi yra tam tikra naujovė, būtent stengiantis įveikti šitą barjerą, kad dauguma moterų nori kartais ir ilgiau išlaikyti tą virkštelę pulsuojančią, tai kad virkštelės kamieninės ląstelės gali būti surinkamos ne tik iš pačios virkštelės, bet ir išplaunant iš placentos likusias kamieninės ląsteles. Tai reiškia, kad kamieninės ląstelės iš virkštelės arba iš placentos jos yra visiškai tos pačios, tai žodžiu, tiesiog mes gauname dar papildomą kamieninių ląstelių kiekį, kurį galime išplauti iš placentos. Ir tada dar grįžtant prie to paties, galvojama buvo, kad virkštelės kamieninių ląstelių kaip ir rinkti neverta, dėl to, kad mažas kiekis iš mažo lėliuko yra surenkamas ir tarsi panaudojamumo tikimybė yra nedidelė, tarkim, kokiam didesniam žmogui, bet iš tikrųjų Jungtinėse Amerikos valstijose jau yra patvirtinta metodika ir patvirtintas produktas, būtent virkštelės kamieninių ląstelių padauginimas. Ir šiuo metu šita technika ir metodika laukia leidimo Europos vaistų agentūroje ir greičiausiai ir Europoje atsiras pakankamai greitai. Tai žodžiu, amerikiečiai jau šitą mažą ląstelių kiekį įveikia ir tikrai puikiai surenka tą kiekį, kad būtų galima jį panaudoti ir didesnės kūno masės arba ūgio žmogui. Tai, žodžiu, dabar tas virkštelės nukirpimo laikas čia jau irgi praktiškai nebežaidžia dėl to, kad pasaulis gali padauginti, gali turėti šaltinius, iš kurių papildomai surinkti. Tai tas kiekis jau, kaip ir sakau, tampa nebekliūtimi tas virkštelės kamieninės ląsteles panaudoti. Thank you.